Internetinėje prekyboje tiek pirkėjai, tiek pardavėjai randa būdų, kaip nuslėpti mokesčius, tačiau atsakomybė dėl šių pažeidimų gula ant pirkėjo pečių. Gauni kažkokią prekę ir užrašyta jos per maža vertė, gauni susimokėti europinį PVM, gauni susimokėti baudą nuo vertės ir yra kažkoks procentas, 15–30% gali būti. Ir gavęs prekes į Lietuvą, jos vis tiek patenka į muitinę ir dar ten susimoki už išmuitinimą ir PVM. Prekiai įvardinus kaip dovaną nereikia mokėti muito mokesčių. Pirkėjų teigimu siuntėjai ne visuomet informuoja siųsdami prekę šiuo būdu. Tokiu atveju siuntėjas savo šalyje nemoka vietinių rinkliavų ir pelno mokesčių. Jeigu prekė yra siunčiama iš internetinės parduotuvės, tai iš esmės jinai jau nėra dovana, tai jau yra įsigyta prekė. Tačiau, žinoma, tai tokių prekių įsigytų internetinėse parduotuvėse Lietuvos muitinė pašte gauna apie 90%. Dar didelę dalį siuntinių tai sudaro privataus asmens privačiam asmeniui siunčiama neapmokestinama, neatlygintina prekė ir įvardinama kaip dovana. Tai vėlgi, tai nėra, kad tu gali siųsti bet kokios vertės, bet ką, bet kokio dydžio daiktą ir įvardinti kaip dovaną. Pagal teisės aktus privatus asmuo privačiam asmeniui be mokesčių gali atsiųsti prekę, kurios vertė yra nedidesnė negu 160 litų. Jeigu prekės vertė yra didesnė negu 160 litų, tokiai dovanai, nors tai yra ir dovana, jau yra taikomas importo pridėtinės vertės mokestis, tai yra 21% ta prekė yra apmokestinama. Kelios Kinijos bendrovės buvo parašę per mažas vertes, norėdami išvengti savų mokesčių, o baudas gavome mes. Mes, aišku, kreipėmės į siuntėjus, kodėl jie tai padarė ir kas čia tai kompensuos, bet jie paprasčiausiai kaip ir visi kiniečiai. Geriausias žodis, sorry. Lyginant su praėjusiais metais internetinė prekyba išaugo 22%. Valstybinė mokesčių inspekcija, muitinės departamentas ir policija bendradarbiauja siekdami nustatyti pažeidėjus. Jau įregistravę savo veiklą juridinis asmuo šalia įkuria internetinę parduotuvę ir prekiauja tomis pačiomis prekiamis kaip ir įmonė. Tačiau pajamos gautos iš internetinės prekybos atsiduria ne įmonės kasoje ar sąskaitoje, tačiau atsiduria įmonės savininkų sąskaitose. Tai atitinkamai ir nesumokami mokesčiai. Ir tos sumos būna gana ženklios. Tai vienas iš tokių atvejų, kai šiais metais nustatėme įmonę, kuri prekiauja automobilių dalimis internete, turėdama savo įmonę, ir nustatyta pajamų suma neapskaityta buvo daugiau kaip 600 000 litų. Įtartini atvejai papuola į rizikos valdymo profilius muitinės ir tokie gavėjai iš esmės tikrai yra stebimi ir žiūrima. Dar siuntos yra neapmokestinamos, jeigu jos yra siunčiamos nekomerciniais kiekiais, nereguliariai ir atitinka dar tam tikrus muitinės reikalavimus. Jeigu jau siunčiamos reguliariai, ten daug vienodų kojinių, kurių muitiniai kyla įtarimas, kad šitos prekės tikrai gali būti panaudotos komerciniais tikslais, parduodamos, tuomet jau jos yra apmokestinamos. Jeigu tai būtų gyventojas, kuris vykdo neregistravęs veiklos, tai būtų administracinė atsakomybė, kur bauda yra nuo 500 iki 1000 litų. Muitinės departamento atstovės teigimu, internetinės prekybos tema buvo svarstoma konferencijoje Briuselyje. Jos metu akcentuojamas pirkėjų sąmoningumas, nustatant prekės ir kainos santykį. Armani suknelė, Gucci kvepalai tikrai negali kainuoti 20 litų, kad jie tikrai turėtų atsakingai pirkti prekes, nes jie sumoka pinigus ir paskui negauna siuntos. Va čia gali būti daug nusiskundimų, daug bėdų, tačiau čia yra pirkėjo atsakomybė ir jo sąmoningumo klausimas. Mokesčių inspekcijos ir muitinės darbuotojai perspėja žmonės atsakingai pirkti internete. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį į pardavėjo patikimumą, kad neįsigytų falsifikuotų prekių.